Taigi, susitinkam prie naujo ežero. Šitam ežere esam pirmą kartą, bet girdėjom, kad pagauna ungurių ir šamų. Iš karto pasidarė įdomu, ar pavyks mums kažką pagauti ir nusprendėm atvykti. Tai iš visų pirmiausia atėjom prie kranto, pasidėjau savo sistemas, išsitraukiau savo feederius, užsidėjau inline sistemą, užsidėjau masalą ir naudojom štai tokį pašarą, kuris šiaip yra skirtas method feederiui, bet reikėjo jį sunaudoti įdėjom į šėryklą. Nu ir laikas pirmam metimui. Taipogi štai čia turim kuodyčių ir raudyčių, kurias buvom pagavę pas save prūdę prieš žvejybą, kurias naudosim naktį unguriui ir šamui ant pile. Pirmas kibimas, bet dar yra. Paliko. Tai antrą meškerę bandžiau užsidėti didelį kuokštą sliekų ir kai matot inline sistemą. Padariau metimą ir meškerę padėjau. Gustiera. Gustiorka. Bet, koks gražus. Realiai, važiuoju, koks spalvos. Be taškiukų. Bip. Našu, kad vėl kažkas pastvėrė. Radas, gal karšiukas koks bus. Ai, čia žolių kupstas. Nėra žuvis? Ne. O kas čia per žuvis? Nei čia karšis, nei čia kuoja. Hybridas. Leidžia, galą, juda galą. No. Yra? Nežinau. Lygi neučia. Čia plakis kažkaip. Biški žiobrį neša. Nu ką, kol kas 2 meškerės sumestos mano. Vakaras kol kas tik tai patampo. Pagavau va tą plakį. O, iš karto va, kažkas ant pirmos. Pip. Bandysiu metodą dėti ant kitos dar meškerės trečios. Jie irgi 3 užsimetęs ant akies ungurį bandysimės. Tai čia uždėjęs jau gyvo žuvelę ant šitos va. Ant tų su boiliukais bando. Nu tai kaip bafteriukai galima sakyti ant gumytės, kur maunas kartu. Aš irgi tą patį padaręs ant 2 meškerių. Bet čia 2 inline'ai ir dabar metodą pabandysiu dar užmest. Tai nežinau. Yra čia ir karpių, yra ir linų, yra ir karosų, šamų ir starkių. Tai nežinau. Labai norėtus kažką bent jau vieną iš tų rūšių pagauti. Tai bus matyt. Kol kas tokios nedidukas, bet žiūrėsim. Taip, tai taipogi dabar pašarą šiek tiek kitokį naudojam. Tai štai tokį. Sweet honey. Saldus medus. Šiaip šiauriai kvapnus, limpa, aišku, nes nu medus lipnus ir yra. Tai jau čia paruoštas gaunasi. Pačiam pakeliui jis toksai drėgnas, tai jį ir naudojam. Čia turiu sistemas visokias, boiliukai, taip toliau, bomba yra, netgi mano. Tai nežinau, žiūrėsim, skenavomės, visur gilis apie 5 metrus. Čia toksai didelis skardis nuo kranto, tai tas turėtų būti gerai starkių žvejybai, nežinau. Nesu pagavęs starką, tai nepasakysiu. Su unguriais irgi nežinau, esu pagavęs tik tai prūdę. Prūdas yra ne ežeras, nesiskaito. Tai va, dabar dedu metodą ir bandysiu kažką pagaut gal. Iš to stampo. Kirtu, bet ar turiu kažką, nežinau. Ant pirmos irgi kažkas stampė. Vėl. Tai no idea. Tuoj pamatysim, nežinau. Ant nakties gal pagerės. Situacija tikiuos. Ai, ne, turiu kažką. Kas čia? Kuoja. Taip šonu. Nu, tokia nediduka. Keliau, kad gal. Tai šitą, manau, irgi numinėsiu. Bandysiu dar vieną metodą užsidėti. Ant nakties gal tada karšiai labiau pajudės, tai nežinau, pabandysiu kažką kitą. Kažką turiu. Didesnės? Ne. Pagrodžiu vieną nesustodamas, kurį pakėlė. Bet gal ir nuėjo jau. Taip gražiai užkėlė. Jo, kažkoks karšiukas. Dar realiai padarus. Nu, kažkai nuplaukė. Kaip taip žuvį užkipt? O, dar viena žuvis užkyvo.
Šlapia koja. Bliamba kaip gyva žuvelė pasikabino ant kabliuko tiesiog. Nu, bet tu sugebėk taip. Šlapia ką. Nu, turi? Nu, Turi? toks jausmas, kad... Bliamba kybo gražiai. Supratau. O čia kaip eina, niekas nesispardo. Niekas nesispardo. Paprastai visiškai nesispardo, bet Tai man karšys irgi nepajaučiu visiškai iki kranto. Yra manos kažkas. kažkas yra. Kažkas yra. Opa, ir nėra. Ir atsipurtė. Nesmagiai. Bet žemarcipano tavo nebeliko. Nurijo. Likai be jo. Ir gražiai visą ėmė. Jomajo, kaip kybo, ar čia žuvės filė. Kai kalė. Na, bet gal dėl to, kad beitranelį palikai neįkirtai. Gal. Bet užmiršau, užmirštų tą baitranelį. Nu, filė yra. Nieko nėra. Nieko nėra. Nu va, tuščia. Čia yra įdomų žvejyba. Reiškia, yra tas, kas minta ant šitų. Gal man reikia tada tą su paprasta mest irgi žuvies gabaliuko. Ant paprastos, tai vis tiek reikia didesnį kabliuką uždėti. Tai jo. Nu, kažkas ant vidrinės pipsėjo. Dėdė trumpam išėjo. Likau pasaugot meškerės. Kol kas kibimo neturėjau daugiau. Aš. Buvo dėdės ant šitos piptelio. Bet ant šitos va meškerės kažkas iki pat galo užkėlė, nu bet baitreneris buvo jungtas, jis nepamatė, kirto ir gavos, kad palaidas valas. Ting! Gal dar ir būtų įsadinės. Jeigu koks starkis, tai žinot, vis tiek ten žabtai stiprus. Su baitreneriu neįkirsi normaliai. Tai... Jo. Pas mane vienas be signalizatoriaus, kiti du su. Vienas beveik išsikrovęs, kitas gerai. Reikės nusipirkti, nes jau baiginėjęs. Tai va. Nežinau, sėdėsim per naktį. Kol kas ženklai geri, kibimų lyg ir yra. Tai, jo. Nežinau, šitą spėjai permesiu toj, nes šitą ilgiausiai čia pas mane jau sėdi. Tai patikrinsiu, ką pabandysiu gal toliau užmes arčiau kažką tokio, nu, paeksperimentuoti, nes nežinau, nei kur čia kaudyti, ar toliau, ar arčiau geriau. O šitą tai iš viso ten šalia krūmų užmečiau, galvoju, gal struktūros bus ungurys labiau ten norės sėdėti. Nes yra ir šamų, ungurių, starkių, lydekų, šerių. 5 plėšrio žuvis čia. Tai va. O, turiu. O, blemba, turiu. Turiu kažką gero. Turiu šamą, man rodos. Šaika, turiu šamą. Turiu šamą. Reik dėdį skambint, jis išėjo. Oi, tu. Nu, Turiu šamą, man rodos. šamą turi, gerą? Ateik greičiau. Gerai, davai. Eik tu. Eik tu, kai varo. Žuvis. O, blemba. Okei. O, blemba. Atsikabino. Eik. Ant žuvies gabaliuko. Eina, nafik. Nu ką, užsimečiau vėl ant žuvelės. Kitą meškerę dabar užsirišau. Sistemą žuviai. Ir užsimečiau. Eina savo, žinokit, rišau sistemą. Buvau prie mašinos, pasiėmiau karabiną, einu link vandens ir aš matau su prožektorium. Prie pat kranto. Grinai, kokių, nežinau, 10 metrų nuo kranto. Šamas. Uodega tokia didelė išlindo. Tai perkėliau biškį meškerę, nes šita buvo pati pirma, dabar yra trečia. Tai perdėjau ir jinai ir tik kranto bus palikta. Nežinau, visiškai krante. Nes matyt, kai ateina naktis, jie pajuda į krantą visiškai irgi. Tai jo, šita be signalizatoriaus, bet jinai dėl to kaip trečią padėjau, kad matyčiau kibimą. Jeigu kips kažkas, tikiuosi kips, labai norėčiau pagaudami vieną žuvį. Ar ungurį, ar starkį, ar šamą. Šamą labiausiai tikriausiai. O, kaip sujudėjo, bet čia spėju. Nežinau kodėl, net realiai. Ja, bet visas tai užmestas, dabar lieka tik tai laukti.
Net ryšt baisu buvo. Po to šamo iššokimo. Rankos drebėjo, širdis plakt pradėjus. Adrenalinas sukyla. Taip ėmė. Nėra, vo. Ir nieko nėra iš vis. Čia buvo ant žuvelės ar ant naktinė? Nežinau, mano. Kur? Tai, kablį nukės. Nutraukė kablį? Čia užuonės užkaitė. Bet nėra nieko ant kablio, tuščiai. Nu, tai ir kablio nėra. Kablys čia. Tokia nesąmonė, čia nežinau. Užburta. Nu, kiek valandų dar prasidėjau, dabar vėl nieko dar. Tas nutrūko šamas. O naktinės lieko čia buvo? Naktinio. Nu. Čia gali daugiau kažkas būti irgi. Nematau. Kablis nežinau. Kur žinai, skaivinau čia. Nieko nėra. Nieko nėra? Nieko nėra. Ant ko čia? Ant mėsos. Ką aš apie nesąmonę? Ir mėsos neliko. Kaip čia supras? Taip kėlė ir nieko. Kėlė, ding ir matas, kai daug. Pametė kablį? Gal. Kažkas kėlė. O, palauk. Dabar pamonam, palauk gal. Čia ant žuvies. Ant žuvies gabliuko, ne? Aha. O, biški leidžia, kelia. Bet čia taip, nežinau, lyg žaidžia. Ant naktinę tai suprantu, galėtų lynas karosas, bet čia ant žuvies gabaliuko, tai čia turi kažkas normaliau būti. Galim gurį? Gal. Įdomiai. Ir paliko. O, dar leidžia čia. Pasiruošęs į ką galbūt. Švies leidžia. Sakai, kirsi? Nežinau. Nežinau, ką čia daryti. Gali būti koks ungurys, jis ten ryja, žinai, o. Oho. Bandyt gal galima. Nežinau, sunku čia supranta mūsų žuvis. Neįsikerta, bet nieko ant kablio nelieka. Nei dviejų filė pas mane neliko, nei pas naktinių pusantro. Na tai pažiūrėk, kad uždėjo 3 kliovus vienas po kito. Nu, taip. Staigi kiek pradėjo. Nieko neturi. Taip kėlė ir vėl nieko. Kas čia per nesąmonę? Čia buvo ant žuvies, man rodos. Nieko neliko. Kaip nuneša žuvį, nesuprantu. Bet tai tu matei, kaip kėlė dabar agresyviai. Palyginus. Bliamo, tu matei, kaip kėlė vėl. Bet taip davė, kaip smūgį. Ir va iš karto vėl paliko. Nu tai supranti, mintė, kad svėrė tą žuvį labam. Nu bent bandyt valą daug ilgesnį palikti. Nu tai stvėrė, viskas pasipriešinimą gavo, tą žuvis liko, nu. Tai daugiau patraukti negali. O, kažką Nėra. nėra. Kažkaip jau. Kažką metodą. Kibimas gražus. Arba mažytė, kad sakė, yra kažkoks. Karšiukas. Jo, bailiuko. Nu, kaip gražiai lupytė paėmė. Žiauriai gražiai. Čia skatinio. Žiūrėjau, mano vėl šito kaip užtai, matai, kaip buvau nuleidęs. Aha. Gal dar tau. Tai rūpužiai, baig spardyti. Aš nesuprantu tų kibimų, kaip čia pamatyti, kada kimba žuvis, kada ne. Kada kirsti yra suprasti. Kaip garsiai pasileido. Šamas! O! Įgandai graipštą. Įkirtau. Šįkart įkirtau. Ir iš čia netoli. Ruoškis. Nu, žiūrėk, va tas nendras, kad šalia nendras praeitų. Oho, kai spardosi. Ok. Svarbu šitą bent jau išimt. Ir aš laimingas. Taip. Kuris yra? Va. Šamukas. Šamukas. Ai, ne, ungurys. Ungurys? Ungurys. 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 Žiūrėk, paimsim su šito graipštą. Ai, nu kiek to gal tu kažkaip išsikelti. Nu, tai
Aš jau jo paimti, žinai. O papalenda. Tik kūris ten užsinaudo viskas paleido. Plyšo. Paimė. Kur, va, bėga krantų, ble. Pabėgo. Pabėgo. Valą nuplėšė mane. Jo. Su kabliu, na. Eik, tu ungurys, na jo. Nesvarbu, bet matei, ungurį. Nu jo, matėm. Vis tiek turbūt būtum leidęs, ne? Tai aišku. Tai norėjau biškį palaikyti, nufotkint, bet nieko. Ką darysi? Reikėjo iškėlus laikyti, kad jis nenertų. O jis panėrė, ten prisisuko užuolėm. Užsuko valą užuolių. Lovų šamas. Pradžiai. Bet tas daug sunkiau, jau pats pirmas. O, unguriuks. Ten daug didesnis buvo. Ant naktinės lieko ir matai, niekas nejudina, nei nieko. Čia tikriausiai unguriai ir kabeliojas. Tamo, kokie gleivėti jie. Kaip jis ingries, ar ne? Ne, zapytė. Aš jau suimnė negaliu. Ta balojas, kad net suspausit, nesileidžia. Jo, šiek man. Pažiūrėk, ką jis ten išspjovė. Aš taip perspaus. Ką žiūrėk, žuvies gabaliuką išspjovė. Aha. Tai jis ant žuvies čia užkybo, taigi buvo naktinis liekas čia. Matyt, ne? Nu, imk. Opa. Mano. Peršis. Ir nėra. Ne. Nėra nieko. Taip gražiai. Leidžia. Kaip tu čia užsisukai? Už kėdės jis užlindo. Nieko atleisti, sakyti. Nu, davai. Skabinai? Ja, Didė. Nu, gal gyvens. Kai tu gyvens. O, kai gyvatė. Iškart į gylį. Turiu. Nu. Jeigu yra. Šiaip kažkas yra. Kodėl tokie nedideli? Gražiai. Jie patinė lupytė savo gražiai. Opau. O, bailiuko karšiukas bus. Gal karos? O, karosas. Ne, karšis. Ne, raudė. Ar karšis. Kuoja. Kuoja. Oho. Lygio kuoja. Nebloga. Gražiai. Tokia jau zdarova. Builiuko. Barasiam su česnaku. Kaip šapaus. Nu, bėk. Jau kaip ant ežero, tai čia didelė kuoja. Nu, kaip ant ežero nebloga, tikrai. Nu ką, štai taip žvejybą ir baigiam. Pirmoji žvejyba šitam ežere ši buvo labai pasakiška. Pradžiai nelabai ką gero atrodė, kad pagausim, bet paskui naktis atėjo ir pradėjo kaip didesnė žuvis. Tai va, pati pirma žuvis, aš duodu daug šansų, kad tai buvo nedidelis, manau, kelių kilogramų šamas. Paskui iškybo ungurys. Nu ir tada dėdė pagavo mažą unguriuką, kuris visiškai net nekybo, tiesiog stovėjo meškerė. Nusprendė ištraukė, bam, mažas unguriukas užkybęs. Ir plus dėdė jį pagavo naktinių sliekų, o kai matėte, kai jisai kratės, jisai išspjovė žuvies gabaliuką. O tai reiškia, kad jisai, tikriausiai visi kėbimai, kur mes nepakirtum, tai buvo maži unguriukai, kurie nesugebėjo praryti visos filė porcijos.
kybo ir tiesiog tampė tikriausiai už to žuvelės ir dėl to nepasikirto. Tai va, šiaip labai įdomi žvejyba, šitam video bus tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam spausti laisvus mygtuką ir susimatysim kitam epizode. Nežvyno ir iki.